numeriu. Kas tu manai važiuoja numeriu? Sveikas, sveikas. Labas, Vaja. Jo, bet aš pažiūriu, kad čia reikia parašą, pamiršau, tai reikia stebėjom ateiti. Nu, tai gerai. Nu gerai tada, jo. Ne, man svarbiausia, kad... Tai prasoja jau čia, ne? Jo, kad... Jo, tai mes suparysim, o susirinkimas rytoj, ne? Jo, parašysiu dar, žinau, nes... Nu, tikėkime spėsim viską, bet lakstysim. Tu. Viški. Ačiū labai. Jo, dabar tas kitas reikalas. Ačiū labai. Kaip sekas? Gerai. Labai gerai. Gerai, nu ką, gerų darbų visiems, ne? Pasimatysim, jo, lauksim e-mailą. Aišku. Čiau. Sveiki, bičiuliai. Sveiki, bičiuliai. Taip, turiu pertraukti save tam, kad sudėliočiau taškus ant į. Šiandien 2023 metų gegužės 21 diena. O tai reiškia, kad praėjo beveik metai nuo to, ką šiame vaizdo įraše jums parodysiu. Reikalas tame, kad kuomet visas užsihypinęs skubėjau jums sumontuoti šio filmo, atsidaręs veiksmo kamerytės medžiagos katalogo kietame diske, išvydau vienintelį failą. Garsiai nusikeikiau, išjungiau kompiuterį ir nuėjau gyventi likusių mėnesių nieko nepešęs. Viltį parodyti jums tai, ką filmavau ištisas 3 dienas, buvau absoliučiai palaidojęs. Bet praeitą savaitę buvau paprašytas padaryti lauko fotografijų parodos ir ieškodamas kažko gero, vėl prisėdu prie 10 kietų diskų ir 100 atminties kortelių. Bam! Eureka, jackpot. Galybė neredaguotų vaizdų įrašų žiūrėjo į mane ir juokėsi. Tik šis iki pabėgti nuo manęs šansų jiems jau nebebuvo. Tad likus kokiems 2 mėnesiams iki šių metų 1006 km lenktynių, aš lendu jūsų ekranus su autentiškais kadrais iš didžiausių ir spalvingiausių lenktynių Baltijos šalise. Tai vienintelė atkarpa šiose 49 minutėse, kurie girdite kokybišką garsą. Visur kitur jis absoliučiai šūdinas, lyg iš kokio amateur porn. Pavadinkim tai kokiais visais 5D. Žinot, kur perduoti negaliu tik benzino kvapo, o visa kita vietoj. Nepaisant to, video jokių būdų neišjunkite, nes pažadu super spalvingą emocijų ir įtampos kupiną kelionę po 1006 km užkaliusius, aplankant vietas, į kurias neįves žiūrovo bilietai iš visų 3 lenktynių dienų. Nors pirminė užduotis buvo fotografuoti, ant krūtinės visuomet mirksėjo raudona lemputė ir primirksėjo ji nei daug nei mažai. Ištisas 10 valandų veiksmo, iš kurių vargais negalais jūsų teismui liko nepilna valanda nepertraukiamo veiksmo. O dabar grįžtam prie mano kalbančios galvos į 22 metų Liepą. Kaip ir tik ką matėte, atsiėmėm akreditaciją, tik ką išlipom iš automobilio ir atvažiavom kažkur 250 km. Tai reiškia, kad tokiu metu Liepos viduryje galima važiuoti dažniausiai, greičiausiai tik į vieną operaciją. Mes čia būtent ir esame, tai atvažiavome į Dariaus ir Girėno stadioną Palangoje, štai. Pasižiūrim, kokią techniką renkasi ir dabar ką mes apsiforminome. Čia kamerą reikėtų nusukinėti pakankamai dažnai. Štai dar turim ir Lambo, galim pasižiūrėti. O dabar sveikinuosi su jumis ir bandysime parodyti, kaip visas šias 3 dienas vyks Aurum 1006 km lenktynės iš arčiau. Tai yra iš Pitų zonos, iš visur, kur tik įmanoma. Geras vaizdas šitam garažėlį, labai geras tai vaizdas. Ai, va šitas Lambo važiuos video? Ok. Netikro. Štai tik ką gavau žinių, kad bus šioks toks siurprizas, pasižiūrėsim, manau, kad jums patiks.
Medžiot futbolo krepšinį žaistų. Dabar bus įdomu, pasižiūrim. Mes čia turėjom klausimą, bus lambo ar nebus, tai dėl antro nėra. Kol kas garantuoto atsakymą, kurį sąrašė paskui. Ar galit paduoti komandai, kuri turi dabar šiemet su mūsų nerealią patirtį, tarptautinių varžybų rezultuoja daug kur Europoje ir ką tik grįžo iš Portugalijos. Vieną lambo keičia kitą, ne? Dinamito komandai. Perleidžiam žinias šią komandai, per Portugalijos šios visos išvėlė karštai. Kita karštai. Ir laukiame pasaulio sekančios mūsų komandos. Ir vieną. Aš net kepurę nukėliau pasižiūrėjau.
ne vienas ir ne du trasoje, tai ypatingai. Šiek tiek vieną sezoną vairuoja Kasparas Italijos Laurūnas, 15 komanda numeris 3, Dream to Drive. Kasparas Italijos Seserų įskaita turi tintą labai konkurentą, bet dar 30 driftų. Tai kokie pagrindiniai tikslai laimėti? Bus gerai, tai rezultatas bus tikrai geras. Tikrai geras, tai mes mėgstam konkretumą. Tu matai, pasakai. O, ir. Jo. Stebėjau. Du kėlė. Plius 10. Jo. Garsiai tom 3 komandom, kurios parodė geriausius rezultatus. Dinamito merginos čia pas mus už tam, kad atiduotų prizus. Nes per mano praktiką dėl pirmų lenktynių dar niekada nebuvo, kad Super. pirmos ir 27 šimtasios. Dvi komandos parodė identišką laiką, visi reglamentą. Per lenktynių pasirodo, kas pirmas pasiekė. Atsisuk į mane, į mane atsisuk. Trečia vieta pralaimėjo 200, antrąją liniją 900. Kur tos? Jonas. Negaliu pamiršti. Gerai. Gražys, taip pat toks vyrukų trejetas. Toks pat rezultatas, kaip lenktynes prasidėjo įspūdingais rezultatais čia Dinamicės sprinte. Pirmą kartą istorijoje, na kad 200 skirtų pirmą vietą nuo trečios, aš nepamenu.
Gerai jaučiat. Ai, saulė už to, dėl to jaučiu. Šaudo net ant startus, kas ten padarytas išmetimas. Kur? Va dabar? Nu, vat kai čia rinkas, tai parkavas, tai aš parkavau. Jos, kur dabar? Jo? Ai, maladės, klausi. Ai, mato sako. Nelykinau. Kaip gyveni? Nieko, aš tai ir susitikom, ne? Kaip ir planavom, blema. Nu, blema, dabar reikėtų atsukti kamerą, bet negalime, Davido apsauga. Pasimatysim.
vietoje. Lygiai metai. Taip svarbu nebuvo. Tikėkime, viskas baigsis gerai. Ir čia Jokių užuominų ir jokių užuolankų nėra. vyksta oficialiai 3 diena, Bet aktyvi 2 diena visko, ką mes čia apskritai turėsime, tai yra varom 1600 km lenktynėse ir tikrai pažadu dar daug ir tikrai karšto ir azartiško veiksmo. Šiuo metu turim Mažą pertrauką po moterų ralio. Bandysim eiti tvarkyti toliau nuotraukų. ir vakare vėl laukia veiksmas. Taip pat važiuosim susitikti su Donatu Montvydu, nes šiandieną Žiemos aikštėje jo koncertas. Tad nemažai reikalų, bet manau tokia ir turi būti vasara. O dabar varom užbaigsim Dinamito naują ledą. Ne reklama, nieko neremia, bet galėtų aišku. Ir tai tiek. Vaikštom po pitus, laukia mechanikų bėgimo. Yeah. Sveiki draugai,
paskutinė finalinė diena prieš 23 Aurum 1006 km lenktynių finišą. Na, kaip matot, yra šiokių tokių naujienų, tai yra trasoje pats pirmas visų gražumų stovi akrobatinis lėktuvas, vadinasi, startas bus tikrai įspūdingas ir su fanfaromis bei fejerverkais. Na, tikiuosi pamatysit. O laukia labai ilga diena ir tikėkime bus gero veiksmo, atlaikys kojas, technika ir visiems linkiu sėkmės ir pasimatom būtent po šito intro ar kažkada panašiai. A jam per tokį vėją nebaisu kilt? Nemažas, labai kontrastingas, jo gūsiai. Taip. Tuo eisim atgal, jo. Ай, берем, bus greičiau eit. Lys iš vidurio, bus greičiau eit, lys. Atsisuk, senė. Tai dabar užsidėsim prie naviką, pašaudysim iš tolo. Gerai, viskas, dirbam. Patys pirmie 14 ratų, kol kas dar veiksmo labai neradau, bet per visą dieną, manau, bus viskas tenksimės, duok Dieve, bandysim pagauti juos.
Tai va, draugai, apeinam aplink visą perimetrą. Nežinau, kiek čia kilometrų, bet visai daug. Padarėm nemažai kadrų. Šitas mūsų apsukimas ratų trunka jau turbūt 45 minutės. Einam per rugių, javų, nežinau, laukus. Kažką tokio pataisykit, kažkas mane komentaruose, jeigu žiūrėsit. Nuovargis jaučiasi, kojas skauda, lengva dehidratacija, nors ir ne Dakaras, nes per mažai pasiėmėm skysčio, bet kadrai, manyčiau, įdomus. Ir dabar jau pasiėmėm pusę perimetro ir tikimės, kad po visą šitą reikalą eisim pasikrauti baterijas ir perkelti nuotraukas į kietus diskus. Žiūrėsim, kas vyks toliau. Judam.
jūs ne savo darot, bet ką jungi, ką padarai, tai degimo sistemos visada turi perkelį kažkaip. Bet nieko nejungi. Turik matyti. Ir tada jie įsteigė matyti. Sakiau, kad tu turi prieš įknoti. Tai aš laikiau, tau supratau, bet tenai buvo Du. Sidunovas, Martė. O Dieve. Ir dar daugybė prieš tai tau. Dinamitų tai kišau, karočiau taip pabangą, wow, kas bus tas toks. Lemba būsim šlapė. Jo. Oho gal, bet geri kadrai bus. Tai ir viskas, draugai. Štuka 6 pasibaigė, 23 štuka 6 pasibaigė. Kol kas daugiau emocijų negu žodžių. Laimėjo numeris 1. Na, realiai, numeris 1 ant kapoto, laimėjo 1 vietą ir dar dalyvavo 1 kartą apskritai lenktynėse. Tai būna. Buvo ir daug kitų kuriozų, kaip su Kupčiko Porsche ir taip toliau, bet jūs visą tai jau pamatysite kitose medija kanaluose, o čia aš visiškai ne apie tai. Kortelėse tūkstančiai, nežinau, 6000 turbūt nuotraukų, laukia ne viena, o kelios ilgos pamėgės naktys, bet buvo verta. Ir tiem, kurie žiūri ir čia buvo kartu su manimi, su mumis, šiuose 23 varžybose, o mano atveju turbūt 5 ir 6, siunčiu didelius linkėjimus. Buvo superinis laikas, tai dar vienas iš tų festivalių renginių, be kurių vasaros absoliučiai neįmanoma įsivaizduoti ir šį vasarą neišimtis. Tai bus paskutinis šio video akordas. Čiau.